Atsidūriau čia su draugės kvietimu. Realiai kalta tik tais draugė, nes be jo čia manęs nebūtų. Pradžiai buvo taip, kad jinai dar anksčiau iki bilietus nusiperkant pasakojo, koks nerealus renginys, kaip tenais viskas nuostabu ir taip toliau. Rodydavo video, o žiūrėdavau, ne fainiai. Ir galiausiai buvo taip, kad jinai pasiūlė bilietus, tai prasme pasiūlė kartu keliauti ir, paėmė impulsas, nusipirkau tos bilietus ir taip toliau. Ir paskui eigoje daug kitų dalykų vyko, ypač važiuojant. Jinai pasakoja, tarkim, pamatysi, tu šauksi taip. Ne, čia ne apie mane, čia ne man. Pamatysi, visus eisi apsikabinėti. Ne, čia tikrai ne man. Tas pats irgi, tu rašysi, darysi dalykus, viskas pasikeis. Gal kažkiek taip. Ir galiausiai vis tiek, jeigu kažkam sakydavau, tarkim, kur važiuoju, dar kažką, sakau, važiuoju į renginį, pasižiūrėsiu, kaip ten kas, gal paverksiu šiek tiek. Ir viskas, ir ką. Gavas taip, kaip draugė sakė, ta prasme, išėjau visiškai iš savęs. Pamačiau, kad aš esu galiu būti absoliučiai visiškai kitokia, galbūt tai priklauso ir nuo žmonių grupės, gal priklauso ir nuo pačio vedėjo kokio tai, kas, tikriausiai visuma iš tikrųjų suveikia. Ir žodžiai, tema, muzika, atmosfera, begalė žmonių, ta pati emocija ir atsiskleidi visai kitokiam amplua. Tai, ko nežinojai apie save. Čia man didžiausias galbūt atradimas, kad aš galiu tikrai priimti žmogų nepažįstamą, nes visada apibrėždavau ribą. Čia yra tavo riba, čia yra mano asmeninė zona. Prašau, čia nereikia man. Ir jau pati apsikabinėti. Man tai buvo atradimas, man tai buvo visiškai nauja. Ir, taip, draugė sakė, kad Arnas yra nuostabus žmogus, nepakartojamas ir visoks koks šiltas begalė. Galvoju, gerai, pasižiūrėsim. Buvo tiesa, tikrai taip. Žmogus žino, ką sako, buvo labai gražu žiūrėti, klausyti, tikras profesionalas.